kažko stabdžių dinginėje ir negalvoju apie važiavimą. Turėjau vieną kontaktėlį, jis jau anksčiau duris, laužiau traukę. Keliauja laisva uga. Pasakyk, kad 0,1 mažiau padarytų, 1,5. Pas mane dingęs suvedimas, viskas plaukioja. Visi sužymėti. Jo. Ne, du nelegalus turim. Bet čia turbūt nėra kur šok pergalė šokio, ar ne? Kontaktas rapulų suvažiuotas, padariau 4 važiavimus, jau paskutinis jau gal toks jau vienas iš geriausių gavosi. Po truputį važiuojam, bandom atšydinėti, aišku, arti padangos, arti blokai. Kažko stabdžių dinginėje, įtarimą turim. Cilindriukas gali būti šiukšlių priėjęs nuo mūsų šlangos šūdinos. Dabar bandėm pasiorinti, šiek tiek paorinom. Žiūrėsim, bandysim toliau pavažiuoti. Žiūrėsim, ar dingsta pedalas ar ne, nes prieš tai, ta prasme, turiu pumpuoti, žaisti ir galvoti apie stabdį. Ir negalvoju apie važiavimą, kas nėra gerai. Tai dabar žiūrėsim. Jeigu ne, toliau remontuosiu. Tai va, o šiaip ką žinau, dar reikia pašlifuoti trasą, nes yra ir baisių vietų, yra dabar baisesnių dėl stabdžio, kad nebus, tai toks neipatingai smagiai jaučiuosi. Tai važiuojam toliau. A, jūs dar čia? Tai eikit pažiūrėkit, kaip dabar man sekas važiuoti. Eiga bus trumpesnė. Eiga trumpesnė iš jį. Tai kas, bet jį ir... O,
tada neis taip įspausti, su aš galėjau, žinai, nori. Reikia sulapstyti tam 7. Baramka, tai atvešiu. Klausau. 0,5. Ne, geriau mažą 0,7. Ne, mažą 0,7 čia. Ant 3 vyrų. Aišku, čia nei nepajusi. Op. Lengviau leisi po to prie plaukų. Pedalas gerai, jau spaudėsi. Jau supranti, jau ir nebūt. Išgėrė nealkoholinį ir jau pasileido. Du laipsniai buvo, jo kosmos stovi. Šilta šiandien, nieko nesakau, dar kol kas treniruočių antra sesija vyksta. Suvažiavau jau 3 komplektus padangų, turėjau vieną kontaktėlį, dovanokit, labai atsiprašau, Kęstučiui Telmentui šoviau šiek tiek viršui jo užkilus ant kalno, atrodė, kad lyg lėks Kęstas ir tuo momentu aš persispiriau ir jisai sustojo. Ir pats tai susilankščiau duris. Kęstui kiek girdėjau, kad išlaužiau traukę, tai pasikeitė, viskas susitvarkė, lekia toliau. Tikėtis reikia problemų nepridariau stiprių, nes norėjau gražų pornį kartu suvažiuoti, bet būna kartais ir vat taip. Jo, šiaip tai dabar visai gal ir smagiai įsivažiavau per šitą antrą treniruočių sesiją. Arčiau ir šiek tiek prie blokų prileidau, stabdis dabar veikia, tai jau galiu apie tai negalvoti ir tiesiog pasinerti į važiavimo tobulinimą. Tai, jo, yra tokių vietų, kuriom reikia dar pataisymų, bet visumoje gal ir neblogai. Tai va. Dabar truputėlį pertraukėlę tokią pasidarom, nes dar 40 minučių likę važiuoti. Tai kaip tik Simas pakeitė ratų komplektą, tai dar gal vieną kokį kartą suvažiuosiu, bet dabar pailsėsiu ir paskui lauks jau kvalifikacija. Tai va, tiek žinių kol kas iš manęs ir paspaudžiam like ant šio video ir žiūrim toliau. Šau baigėsi, važiuojam. Keliauja laisva eiga. Nežinau, gal suprašys.
Pasakyk, kad 0,1 mažiau padarytų. 1,5. Su kuo tu važiuoji? Vaškelį. Prisidariau reikalų lygioj vietoj. Iš paskos važiuojant viršui spyriu nenusispiriu. Vieną kartą, antrą kartą, nes ten tokie gavosi ilgos netiesiais ratais kampos, nedidelis. Nėra. Kokia čia yra, jau pasikėtų. Reikia važiuoti dar iki galo. Jaunuolis, davai iki aukščiausios vietos. Kažkaip. O ką išmušė, man čia nieko šonė, nes o dar gale man iš čia. Jo, bet jis ir padarė klaidą. Aha. Padarė klaidą ir jisai įsitiesino ir nuvažiavo. Jisai paskui tiesi, bet faktas,
čia viskas gerai? Sako Vaska, kad labai nedaug į padangą. Nesinervuok, nestresuok, normaliai. Tik savo darbą bus. Pasakyk, kad galiu nestabiliai važiuoti, nes plaukioja mašina, išmušta važiuoklė greičiausiai. Kaip tau čia taip? Va taip. Ką tu padarėjai? Karočią, man atrodo, kad važiuoklė pramušta, nesusižiok visur plauklė. Nes čia užsistačiau paskaitą, žiūriu, man neklauso. Ir tada, opa, tada bandžiau dar važiuoti tiesiog, žinai, ir žiūriu, nei taip. Turim sprendimą ir laukia jūs prie ekrano. Trečiąją vietą iškovojusi Aurimą Vaškelį! Rimto chuliganas šiandieną padovanojas neįtikėtino gerumo kovą Andrius Vasiliauskas! Ir mūsų renginio rėmėjų bei partnerių dovanos prizai drauge su spindinčiais trofėjais. BC Drift Camp nugalėtoja, driftiškių karalių, Simo Kvietkauską! Būtis šiandieną po daugybės atkaklių kovų, po daugybės One More Time bandymų, jis šiandieną yra kiečiausias. Simas Kvietkauskas, Andrius Vasiliauskas ir Aurimas Vaškelis. Lyderių trio, jūsų Turim.
Žiauriai netikėtai, bet turim pirmą vietą Pro lygoje. Vėl pakartota situacija, kai buvo prieš 2 metus, tik ten buvo Baltijos čempionatas ir buvo priešinga trasa nei dabar. Šita trasa man buvo labai nesėkminga 2 metus iš eilės. Pirmais metais sulaužiau dėžę ir neišvažiavau, nespėjom į kvalifikaciją. Antrais metais praėjau kvalifikaciją, užlijo ir pralošiau top 16. Negana to, top 16 patys matyt, ką pridariau, o paskui ėjosi kortą vėl. Pusėtinai. Kai su vaškeliu iš tikro norėjau pilnai suvažiuoti kovą, bet rupūžiokas mane kaltina, kad atsileido, nors ten buvo posakio, žodžiu, stiprus užrėžimas, tai aš tiesiog norėjau gražiai pabaigti ir jis, į mane. Ir matyt, po to kažką važiuokliai biškiai palenkė, matomai kažkas išsimušo, ar tai varžtas gal pasilenkė, nes bairaną, kai padariau, tokį nelabai jaučiau kokio diskomforto, bet paskui Vasiliauskai pasileidau, tai pizdėts iš karto, tik užsimečiau, žiūriu, kad va taip, ašina visa, ir už tai ten susisukau ir tiesiog pabandžiau dar pasibaigti, pasitikrinti dar, kaip ta mašina veiks, ir tiek. Perspėjau aš jį... Perspėjau starto teisėją, kad įspėtų tiksliau Andrių, kad pas mane važiuoklė šiek tiek yra pamušta ir gali laukti staigmenų tiesiog. Tiesiog norėjau perspėti, kad jeigu kažkur susisuksiu per dūmus, kad tiesiog nebūtų didelio incidento, tiesiog norėjau draugiškai įspėti, kad pas mane ne viskas tvarkingai. Ir pats nežinau, kas gali būti tiesiog. Ir kai pasakė, kad turim 0-0, supratau, kad man reikia suvažiuoti tą paskutinį vienintelį važiavimą. Ir turbūt išpildžiau maksimaliai, kiek įmanoma per šiandien dieną, nes prie blokų prileidau, tai čia sakė, buvo haendinis važiavimas. Tikėtis reikia, kad drono medžiaga buvo, tikiuosi ir bus. Jūs jau turėjot arba matyti, jeigu jinai buvo, o jeigu ne, tai išgavau, žodžiu. Wow, eina savo, nesveikai. Žiaurus, stiprus ir žiauriai smagus savaitgalis. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Parašykit komentaruose, kaip jums susižiūrėjo šita visa šiandieninė intriga. Ir finalas. Manau tiek. Nesikartosiu, žinot puikiai, ką reikia padaryti. Paspaudžiam laiką. Ir tariu ačiū. Ir iki sekančio karto, mėly draugai. Ačiū, kas palaikėt. Grew up a winner, I never lose, only learn.